Labas, su jumis Tošis ir šiandien yra penktadienis ir prasideda penktoji mūsų kelionė į Legnicą, į Napoleono bivako paieškas. Jo, turim baisiai didelį karštį ir žiūrėsim, kaip čia gausis. Bet, jo, tai bus jau penktoji kelionė Minko į Legnicą, būtent į 1813 metų Napoleono bivako paieškas. Tai yra baigiamieji metai, kitais metais, jeigu važiuosim, tai jau ieškosim kažko tai kito. Na, šiam momentui, žiūrėsim, kas darosi laukuose, laukai lyg tai paruošti ir ką, žiūrėsim. Lenkų klubas Florence Leidicki, kuris mus kviečia į šitas paieškas, mums padarė kelias ekskursijas. Trečiadienį tai turėjom vieną ekskursiją turėjom po Čochov pilį, tikrai įdomi pilis su įdomi istorija. Yra pilnai padaryta šitos pilies 3D modelis, iš tikrųjų tas bičas, kuris vedė ekskursiją ir buvo to mokslinio darbo visas iniciatorius ir darytojas. Ir kita ekskursija buvo į Štalak 3. Tai yra karo belaisvių stovykla, antro pasaulinio, nors ta karo belaisvių stovykla veikia ir pirmo pasaulinio karo metu, bet matyt geriausiai žinoma istorija būtent Štalak 3 karo belaisvių stovyklos. Tai yra pagal filmą The Great Escape, didysis pabėgimas. Tai jo, iš tos karo belaisvių stovyklos buvo bandymai pabėgti ir apie tai yra sukurtas filmas su lietuvišku prieskoniu apie Štalak 3, sakykime, karo belaisvių stovyklą. Taip kad jo, mūsų pasivažinėjimai iki šios dienos, tai yra šiandien turim penktadienį, tai trečiadienį turėjom visą šitą ekskursiją. Taip kad jo, likit su Tošim, likit su Minku ir žiūrėkit, kur mes čia prisivažinėjom. Štalak Luft 3 karo belaisvių stovykla antro pasaulinio karo metais. Ir jo, čia turim lietuvišką pėdsaką. Toks britų karo aviacijos lakūnas su labai nebritiška pavardė, Romualdas Marcinkus, pabėgo kartu su 76 savo kolegom britais ir kitų tautybių pilotais iš šitos stovyklos. Štai čia yra tos karo belaisvių stovyklos teatras. Iš šitos stovyklos mažai kas beliko, iš tikrųjų, nes po karo, kai vokiečiai evakavo šitą stovyklą, čia įsikūrė karo belaisvių stovykla, bet jau tik tai ruskiai tam visam vadovavo ir tai buvo naudojama vokiečių Wehrmachto kaliniams, karo belaisviams. Bet kadangi 39 metais Stalinas nepasirašė Ženevos konvencijos, tai šitoj stovykloj yra žuvę apie 12 000 rusų kareivių, iš 20 maždaug tūkstančių laikytų. Ir kažkas tai tokio, bent jau kiek pamenu, apie 20 000 vokiečių kareivių jau tada pražudė sovietai. Tai yra realiai filmas Didysis pabėgimas su Bronsonu, kuris irgi turi lietuviškų šaknų. Senas filmas, 60 kažkelintų metų. Jeigu kada bus proga, pažiūrėkit iš tikrųjų, nes filmas tikrai įdomus. Ir Proto Pemza darė savo epizodą apie būtent Romualdą Marcinkų ir jo visas avantiūras. Žmogus fainas, su labai įdomia
labai įdomią istoriją savo gyvenimo, dėja pasibaigusi tragiškai. Pabėgo iš stovyklos, išsikasė tunelį 76 karo belaisviai, tai yra Stuttgart Luft 3, iš tos stovyklos pabėgo 76 per tunelį, 73 buvo sugauti ir tik 3 pavyko pabėgti jau toliau, tai yra 2 norvegam ir 1 Olandui, visi kiti buvo sugauti ir 50 iš 73, 50 jų buvo sušaudyta, šaudė vietoj ir kremavo, realiai į krematoriumus ir tik tai pelenai buvo atsiųsti į šitą, į pačią stovyklą. Buvo padarytas po to toks monumentas tiem kariam. Tai vat, jo, jeigu istorija šitą įdomi, tai iš tikrųjų pasižiūrėkit, pasiklausykit Proto Pemzos epizodą, kur nors įdėsiu nuorodą į šiaip fainai. Labai įdomus dalykas. O čia yra stovyklos priešgaisrinis tvenkinys, baseinas, kur būtent šitie karo belaisviai vasarą maudydavosi, kai būdavo geras oras ir būdavo šilta, o žiemą čiužinėdavo pačiūžomis. Sąlygos pakankamai geros buvo, bet vis tiek į laisvę matyti norėjosi. Ir prieisim prie pačio barako, iš kurio būtent buvo kasamas tunelis. Tai vat štai yra šis barakas, aišku, iš barako jau nieko nelikė. Yra tik tai, sakykime, pagal brėžinius ir aerial nuotraukas atkurta vieta šito barako. Tai jau šitam barake buvo apie 200 žmonių gyveno. Štai čia yra prausyklos. Ir iš šito barako buvo iškastas pirmiausia štai tam priekį 9 metrus į apačią ir tada apie 110 metrų į priekį ir galiai yra 4 metrai po žeme iškastas tunelis, per kurį kovo mėnesį šitie karo belaisviai pabėgo. Jo, nu tokia liūdna istorija su liūdna pabaiga. Tai va toks dalykas ir tai yra tunelis Hari ir štai čia yra surašyti žmonės, kurie pabėgo. Tai žaliai yra tie žmonės, kurie įsigelbėjo, tai yra, sakau, 2 norvegai ir 1 olandas, kanadiečiai, australai ir tai yra tie, kurie buvo nubausti mirties bausme už pabėgimą, tame tarpe ir Romualdas Marcinkus, lietuvis. Tunelis veda tunelis buvo kasamas tiesiai pro pagrindinį praėjimą, tai yra pagrindinį kelią, kuris ėjo į stovyklą, o buvo daroma tam, kad šonuose vokiečiai buvo įkasę mikrofonus, kad girdėtų, sakykime, žemės darbus, kurie galbūt vyksta ir kaliniai bando išsikasti tuos visus dalykus. Tai man štai tokio ilgio tunelis. Ten ties to renuku yra išlikęs bokštelio vienas iš fundamentų. Ir tunelis ėjo po žeme. Šiek tiek jau dabar su archeologais kalbėjom, šiek tiek ne taip nustatyta, bet škutėlį yra šone. Tai va štai čia yra originalus bokštelio postamentas, kuris išėjo tenai. Ir dabar jeigu mes prieisim iki čia,
Tai va štai čia kažkur tai ir išlepinėjo tie gudrus ir faini žmogeliukai, kurie pabėgo iš tos stovyklos. Tai vat vokiečiai, turim čia kelias nuotraukas, bet realiai tai buvo palei pat vokiečių nosį. Tai yra iš centrinio barako per pagrindinius vartus ir į mišką. Tai va, tokia labai įdomi ir tragiška, avantūriška istorija šitos karo belaisvių stovyklos. Atvažiavome iki monumento. Yra mauzoliejus būtent šitų 50 žmonių, kurie buvo sušaudyti. Ir tai yra mauzoliejus, kuris išliko iki mūsų dienų. Mauzoliejus statė patys karo belaisviai. Paskutiniai trečioji stelai yra Romualdo Marcinkaus pavardė. Bet ir kaip bebūtų liūdna, bet Lietuvoje apie Marcinkų nėra labai daug žinoma. Ir ačiū Proktui Penzui už pasidalinimą jo biografiją. Ir dar vienas toks įdomus dalykas. Štai šis reikalas, kuris stovi tam pačiam memoriale, yra kopija Napoleono karių antkapio paminklo, kuris stovi už kokių, nežinau, gal kilometro. Nes 1813 metais čia netoli šitos vietos, aš sakau, maždaug už kilometro buvo palaidota apie 150 Napoleono armijos karių. Paminklą sugriovė 1950 kažkelintais metais. Bet, sakykime, tiksli kopija išliko, nes tokį patį paminklą vokiečiai buvo pastatęs taip. Ne saviem, iš tikrųjų, tai yra būtent Stalag Luft 3 šitiem žuvusiam kariam. Kare kitoj pusėje kelio yra kitos kapinės. Tarybinių karių, Raudonosios armijos, tai kaip čia populiaru post sovietinėse šalyse. Tik tai, kad man kelia šiek tiek nustebimą, kad būtent, nors bendriau ta hibridė su nacistais kovoja, tai gal todėl jų kapų niekas ir neišdraskė. Tai va. Ir čia turim kapinės kitas. Mes esam čia. Napoleono karių kapai yra maždaug šitoje vietoje. Lageris yra štai čia. Ir mes važiuosim štai čia ir dar šiek tiek matyt pasivaikščiosim su metalo detektoriais, nes mes išvažiavom keliese su dviese, o likusį chebra pasiliko pypint. Taip kad pažiūrėsim čia, ką galim rasti. Ir jau tada žiūrėsim, ko gero rasim kitur. Prasideda oficialioji dalis ir garbės žodžiai iš visų oficialių asmenų ir Mariušo, tai yra žmogaus, kuris organizuoja visą šitą dalyką, Florence Legnicki klubo vadovas. Dziś może zrobimy na szybko sprawę, nie będzie otwarcia, ale przede wszystkim dziękuję mu. Atvykom į lauką. Laukas šiek tiek, atrodo, pakankamai didelė. Žiūrėsim, kas į mūsų bus. Susirinko iš tikrųjų nemažai žmonių. Tai bet žiūrėsim, kas čia gaunasi. Ir ką. Susitiksim prie pirmos signalo. Kaip ir sakiau, parodysiu pirmą radinį. Tai pirmas radinys. Pantaloninis guzikas. Senas, nesenas, nežinau. Maišą. Vėliavą. Žymim radinį. Ir atiduodam archeologam.
Biškai sunku. Sunku ieškoti, nes yra pakankamai aukšta ražiena, tai toks reikalas. Ok, prasivaikščiam tą lauką. Iš tikrųjų bėda, nes labai aukšta ražiena, bet toje vietoj nieko padaryti negalim, nes tai yra lygiai taip pat kaip pas mus, lygiai taip pat ir čia. Lenkijoje buvo daug lietuvų ir nesuskus tas laukas. Bet yra kaip yra. Jo, radinių pas mane patį nėra. Pas kažką tai sagelio pasižiūrėsim, po to archeologas mūsų, kuris prižiūri šitos kasinėjimus, Pšemislavas, atneš radinius, įsidėliosim, pasižiūrėsim, žinai, kas vyksta. Bet jo, radinukų nėra daug ir jeigu pamenat, mes ant šito lauko jau vaikščiam. Vaikščiat ant tą pačią lauko ir kada ražienam, tai yra pakankamai sunku. Ir yra baisiai karšta. Šiuo metu yra 33 laipsniai šilumėlės, truputėlį šilta ir gera. Bandom kažką tai dar rasti. Žiūrėsim, kas gausis. Labas rytas. Antra diena paieškų. Išsibarstėm ant laukų čia ir anoje kelelio pusėje. Jo, truputėlį, kaip ir vakar, truputėlį sunku vaikščiot. Nes labai jau didelė ražiena. Na, mažiau kalbėti. Yra kaip yra. Turim, ką turim. Radinių yra šiek tiek. Turim tas alvydą. Turim va tokį radinį. Partijos ženklelis. Ir dar tavo kažką tai turim. Čia kažkokia tai klemka, kabliukas. Kažko tai. Šiaip radinių keletas yra. Tenai turim fablios, kaip ir rankeną išlikusią. Be jokių papuošimų, bet yra. Bet truputėlį taip pat, bet bandom ir einam. Vakar dar leido, Lenkai mumis pasitikė ir leido truputėlį patiems pamedžiot. Tas miškelis. Tenai tai sagą visgi turim. 141, Žilvinas iškasė sagelę. Visokių minutėlių. Jeigu išeis parodyti radinius, tikrai parodysiu. Jeigu išeis, nufilmuosim. Tai va, tokios takelės. Pas mane Frankfurt am Main FAM plombelį, MAM kažkokia tai. Galas lauko. Čia taip išsimėtė visi. Žiūrim, kas čia daros. Kol kas viskas gerai. Į šitą maišelį, vėliavą ir priduosim. Neįtemalė vis tiek. Ir pas mane kažkoks tai gabalėlis yra. Ir matyti iš to reikalo nuo kažko tai. Ateina Mariušas. Užregistruosim. Žiūrėsim, kas čia bus. Nu, co macie, Mariusz? O, monetką. Kulka. I tutaj nie wiem. Ocenimy na razie. I co to? O kurczę. Dar turim tokį įdomų daiktą. Tai kalt raidėm arba dešimtukas arba raidė. Kirilica jų arba 1-0. Kažkas tai tokio. Toks daiktukas. Nu, dedam, žiūrim, kas gaunasi.
Žmonės vaikšto, linksminasi. Ten turim, dar parodysiu vieną daiktą. Iš tikrųjų, ten va kolega turi tokį irgi įdomų daiktą. Tai yra monogramą nuo kažkur tai, nuo Arielio gal, tiksliau turi Arielį, prūsišką matyti. Štai vat tokį. Va, štai toks Arielis, RF, matyt prūsokas, labai gražiai atrodo. Ir kolega turi toks. Tai va, čia dabar persikėlė, apsimainėm laukais, mes vaikščiom tuo, kolegos vaikščio nuo pusę ir dabar eisim tolyn. Ir ką tik kalbėjom, kad rado kolega šitą varną ir šalia buvo sparnas ir štai mes turim pilną varną su viskuo. Congratulacijai! Polny ptach. Ale to jest ten. Pruski. No ale. Štai va toks guzikėlis. Paraižytas, blizgantis su ornamentais. Sagutė. Tai va, dėsim į maišą ir žiūrėsim. Nu, yra kažkokie tai 5 feningai cinkiniai, kuri niekam neįdomus. Tai va, einam toliau. Nu, dar vienas feningėlis. Tai va, vaikštam toliau. Tai šiek tiek apžvelgsim šiek tiek radinius, kuriuos čia mes turim. Iš tikrųjų yra ir įdomių, tikrai radinių, kas yra iš tikrųjų fainai. Tai turim, persverčiam. Turim porą špilmarkių, tai yra skaičiavimo žetonai. Turim porą tokių vat. Išeisim į šviesą, gal biškai geriau bus. Tai špilmarkės. Toliau turim vakar rastas šaukštas sidabrinis. Prabos yra, viskas gražu ir fainai. Yra ir sagų. Šita vat yra jūreiviška saga Napoleono. Ir kas dar yra įdomu, mes turim šiek tiek pasendintą reikalą. Tai yra, Tadas rado bronzos amžiaus pjautuvo gabalą. Tai vieta, kaip ir mėgsta Tadas padaryti, vietą truputėlį pasendino. Turim sidabro, tai yra bavariški 10 kreicerių. Tokie vat radinukai. Ir tai, ko mes ieškojom, iš tikrųjų yra 1, 2, 3 sagos, 2 mažos ir 1 didelė, būtent Napoleono 141 pulkas, būtent tie pulkai, kurie ir stovėjo čia. Toliau turim dar tokį labai įdomų radinuką, tai yra raktas nuo laikrodžio, bet kas yra smagu, tai yra su Legnicos miesto herbu. Ir taip ir naip. Tai va, turim. Toliau dar vienas įdomus dalykas, tai yra 2 dalykai iš vienos duobės. Tai turim Austro-Vengrijos imperatorių Francą Jozefą ir kartu turim monetą, kuri yra iš 15-16 amžiaus. Toks vat monetukas. Čia turėtų būti grošiai, 3 grošiai. Va. Špilmarkių yra, dar iš įdomių dalykų, tai svarelis. Svarelis, ant jo matosi 1/4
erelis štai šitoje vietoje ir turim čia ar rodiklę, ar tai L raidę. Tai va irgi toks įdomus reikalas. Prūsiškas erelis. Šitai jau matėt iš lauko. Taip kaip ir sakiau, pirmiausia šita dalis, o po to kita dalis. Taip kad erelis yra visiškai sveikas. Nu, tai dar truputėlį polituoti reikėtų. Toliau turim sakties gabalą. Ir ką, štai va taip. Tiek radinių, dar radinius mūsų archeologas Pšemislavas dėlioja. Pšemik, say hi to Lithuanians. Hello to Lithuanians. Hello, hello. Tai va tokie ir dalykai. Iš tikrųjų, radinių nebuvo daug, patys matėt, kaip atrodė laukas. Bet, sakykime, šios dienos laukas, jisai truputėlį mums padėjo, nes tas laukas nebuvo užvaldytas. Ir, o kai nežvaldytas laukas, nors ir važiena, bet visgi radinys buvo duota. Va, turim tokį didelį šaratą vieną, trankėlės kažkokios tai pamesta. Šiaip radinukai faini. Visokių, mano raidelė. Taip pat, tokie tai radiniai. Toliau dar tęsim čia visą tą dalyką toliau ir žiūrėsim, kas gausis. Taip kad, važiuojam toliau. Jeigu Stasys sako, kad galim paskutinę neužvestą padaryti ir užvestą padaryti. Tai jo, baigėsi mūsų kelionė į Legnicą. Aš, Stasys, Gervė, Linda, Vasara, Kadusė, Barzda ir Emilijus. Jo, iki kitų susitikimų, kada nors dar ateityje. Iki. Jo, ir taip nutiko, kad po maždaug gerą mėnesio aš esu Poznanėj, vietoje, kuri vadinasi Citadelė. Tai yra karių kapinės Poznanėje, realiai skirtos kariams kritusiems, žuvusiems Lenkijos teritorijoje per įvairius karus. Pirmas pasaulinis, antras pasaulinis, man rodos dar ir Napoleono karių čia yra palaidota šitose kapinėse. Ir čia yra palaidotas Romualdas Marcinkus. Tai yra, jeigu Žaganėje mes matėm tik tai memorialą, tai štai šitoje vietoje yra palaidotas Flight Lieutenant R. Marcinkus of Lithuania, pilot, Royal Air Force, 29 kovo 44 metai. Tai štai čia labai gaila, kad herbas ant paminklo nėra lietuviškas. Čia gal klausimas Lietuvos ir Britų, nežinau, kamui Lietuvos ir Britų ambasadai, kad atsirastų lietuviškas herbas šitoje vietai. Bet štai tokia netikėta pabaiga, ne pabaiga, o istorijos pasisukimas. Nu, yra kaip yra. Darbiniais reikalais atvažiavome į Poznanę, bet tikrai galima užvažiuoti ir pagerbti vienintelį lietuvį pilotą, kuris žuvo kariaudamas sąjungininkų pusėje. Tai jo, tai yra vienintelis lietuvių kilmės pilotas, kuris žuvo Antro pasaulinio karo metu. Tai vat tokios, tai tokelės. Užrišau juostelę, nes ant kitų kapų yra tų šalių herbai. Tai jeigu yra ponas Kievranski, tai čia yra Lenkų herbas, kažkur kitur yra
New Zealand ar Royal Air Force. Čia yra taip, Stevensas, Lenkai, Čekas. Bet jo, šitie visi žmonės realiai tai yra tie žmonės, kurie pabėgo iš Tudlak 3. Tai yra visi 50 žmonių, kuriuos naciai sušaudė. Ir jeigu kas nors būsit Poznanėj, prie lietuvių kapo, atneškit gėlių. Būtų labai smagu. Aš gėlių dėja neatnešiau, bet juostelę užrišau, nes labai sunkiai matosi, kuris kapas yra lietuviškas. Taip kad štai tokios tokelės. Iki.